Ar kada nors teko susimastyti, kad egzistuoja kažkokia nematoma jėga, kuri veikia mūsų nuotaiką, savijautą, netgi sprendimus? Na, šiandien mes kaip tik ir gilinamės į tokią idėją, paslaptingą, bet, kaip sako jo šalininkai, nepaprastai galingą energiją, kuri teigiama formuoja mūsų visų pasaulį. Tai klausimas, su kuriuo, manau, susiduria daugelis. Vieną dieną tiesiog trikštame energiją ir optimizmu, o kitą jėgų nėra net atsikelti. Iš kur tai? Pasirodo, yra teorija, kuri sako, kad atsakymas slypi kur kas giliau, nei galbūt manome, mūsų pačių energetinėje būsenoje. Gerai, pereikime prie pirmojo skyriaus. Viskas prasideda nuo minties, kad už visų šitų jausmų slypi tam tikras veikimo principas. Tai nėra tiesiog atsitiktinumas, tai dėsningumas, kurį pasak šio mokymo galima išmokti suprasti ir netgi valdyti. Ir štai kas čia įdomiausia. Kūnas yra suvokiamas ne tik kaip kaulai ir raumenys, manoma, at jį formuoja ir palaiko savotiškas energetinis brėžinys. Ir ši sistema, kaip teigiama, yra neįtikėtina jautri ir reaguoja į kiekvieną mūsų mintį, kiekvieną emociją ir net aplinką, kurioje esame. Taigi, pagal šią teoriją mes nuolat tarsi transliuojame tam tikras vibracijas. Galima būti augimo būsenoje, tai kai jaučiamas optimizmas, noras padėti kitiems. Galima būti degradacijos būsenoje, kai apima susiirzinimas, pesimizmas, o kartais patenkama į stagnaciją, kai tiesiog bijoma veikti, judėti pirmin. Ir tai mus atveda prie vieno iš esminių šios sistemos dėsnių. Idėja labai paprasta. Ką spinduliuojame, tą ir pritraukiame atgal, tik dar stipriau. Tai tarsi visatos eidas. Ką šaukiame, tą ir išgirstame. Tik žinote daug garsiau. Gerai. Keliaukime toliau. Kadangi ši idėja gali atrodyti gana abstrakti, jos šalininkai naudoja vieną labai aiškų palyginimą, kad viskas taptų paprasčiau ir suprantamiau. Pirmiausia, greitai apibrėžkime, kas šioje sistemoje vadinama aura. Tai visas tas vibracijų pluoštas, kurį, kaip manoma, žmogus skleidžia, meilė, jėga, išmintis, visa tai teigiama sukuria aplink mus tokį energetinį lauką, kurį kiti gali jausti, net jei ir nesąmoningai. O dabar pati analogija. Pagalvokime apie elektrą. Elektrinėje ji yra neįtikinai aukštos įtampos. Tada perdavimo linijomis ji keliauja toli. Į mūsų namus jie ateina jau kaip 230 voltų, o galiausiai telefono įkrovimui reikia vos 5 voltų. Taigi esmė labai paprasta, visur veikia ta pati elektros energija. Tiesiog jos išraiška, jos dažnis yra pritaikytas skirtingiems tikslams. Ir lygiai tas pats principas, pasak šio mokymo, galioja ir mūsų vidiniai bei mūsų supančiai energijai. Dabar šiek tiek praplėskime perspektyvą. Kalbėjome apie asmeninę energiją, bet iš kur pagal šį požiūrį ji apskritai atkeliauja? Manoma, kad mes esame apsupti galingų universalių energijos šaltinių. Ir štai kas puikiai parodo, kad ši idėja tikrai nėra nauja. Suvokimas apie gyvybę palaikančią energiją aptinkamas daugybėje senovės kultūrų. Senovės egiptiečiai ją vadino Ka, kiniečiai Ci, industai Prana, krikščionybėje kalbama tai šventąją dvasią, o šiuolaikinėje Japonijoje ji žinoma kaip Reiki. Skirtingi vardai, bet idėja labai panaši. Pagal šią sampratą universali energija mus pasiekė iš galingų kosminių ir žemiškų šaltinių. Saulė, Mėnulis, pati Žemė ir planetos, kaip tikima, nuolat spinduliuoja energiją, kuri daro įtaką mūsų savijautai ir gyvenimui. Gerai, dabar nuo energijos sampratos pereikime prie esminio veikimo principo, kaip, pasak šio mokymo, galima sąmoningai ją nukreipti. Ir čia, sakyčiau, slypi visas raktas ir pokyčius. Įsiminkite šią frazę, ji labai paprasta. Tai bene svarbiausias principas visoje šioje analizėje. Ten, kur nukreipiame savo mintis, ten, kaip teigiama, teka ir mūsų gyvybinė energija. Kokia šio principo praktinė išvada? Na, pagal šį požiūrį. Mes turime galę formuoti savo gyvenimą sąmoningai valdamus savo mintis. Jei nuolat galvojam apie problemas, jos ir maitinamos energija. Bet jei sutelkiamas dėmesys į tikslus, į džiaugsmę, būtent jie ir pritraukiami į realybę. O dabar pasiruoškite. Artėjame prie vieno iš, sakyčiau, dramatiškiausių teiginių, aptinkamų šioje srityje, teiginių apie visos mūsų planetos energijos pokytį. Tai, kas kaip teigiama vyksta būtent dabar, yra visiškai neįprasta. Pažvelkime į šį kontrastą. Manoma, kad anksčiau planetos energija veikia tam tikrose, sakykime, ribotose vėžėse. Tačiau dabar, po 2025-ųjų, kaip teigiama, įvyko tikras kvantinis šuolis. Visas energijos spektras, tiek teigiamas, tiek neigiamas, neva išsiplėtė tiesiog neįsivaizduojamai.
Kad būtų aiškiau, įsivaizduokime. Anksčiau harmonijos ir pozityvios energijos viršūnė, pavyzdžiui, gamtoje ar nuoširdžios maldos metu, santykiniais vienetais, kaip teigiama, siekdavo maždaug +100. Ir tai jau buvo laikoma labai gera, pakylėta būsena. O dabar teigiama, kad šis skaičius gali siekti +100 000. Įsivaizduojate, tai eksponentinis augimas. Šiame požiūryje tikima, kad Žemės energijos kokybė išaugo 1000 kartų. Ką tai galėtų reikšti? Šiandien, pasak šios teorijos, Žemės energijos kokybė yra tokia aukšta, kad prilygsta nušvitusių dvasinių mokytojų vibracijoms. Ir dėl to visa tamsa, visas negatyvas, tiek asmeninis, tiek kolektyvinis, yra tiesiog išstumiamas į paviršių. Tai laikas, kai viskas iškyla į šviesą. Taigi, susidurėme su idėja apie naują, be galo galingą realybę. Ir išgirdus apie tokius pokyčius, natūraliai kyla labai praktiškas klausimas, o kaip su tuo gyventi? Kaip ne tik išgyventi, bet ir klestėti? Tai yra esminis klausimas tiems, kurie priima šią pasaulėžiūrą. Kaip naviguoti šiuose naujose, galinguose energetiniuose vandenyse? Kaip išnaudoti šį milžinišką potencialą savo augimui, o neleisti, kad aplink kylantis chaosas paveiktų neigiamai? Na, tiems, kurie domisi šią sritimi ir ieško praktinių atsakymų, gaires teikia specialistai. Vienas jų – karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mokus. Jo 25 metų patirtis šioje srityje yra tikrai vertingas resursas šiame, kaip teigiama, didelių pokyčių laikotarpyje. Apsilankykite energetiniai ar karminiai diagnostikai, reiki seansui, sudalyvaukite meditacijoje, meditacijos mokymuose arba reiki mokymuose. Konsultuoja karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mokus. Jo 25 metų darbo patirtis tikrai patikrinta laiku. O daugiau gerų idėjų ir patarimų rasite čia reikimokymai.lt ir motivatorius.lt.